tavo. Ačiū Giedrė, sveiki visi dar kartelį, kaip ir minėjau, esu Povilas, jaunesnis kibernetinio saugumo ekspertas advisory kompanijoje ir mano užduotis šiandieną yra trumpai pristatyti apie techninių priemonių įgyvendinimo kaip ir galimybės, sakykime taip, pristatysiu reikalavimus, kurie yra numatyti atitinkamuose teisės aktuose ir kokius techninių priemonių įmonėm organizacijom reikėtų turėti, kad tuos reikalavimus įgyvendintų. Tai pirma skaidrė tiesiog priminimui ir kaip žinia tiesiog iš kur mano visa informacija, tai yra visi pagrindiniai reikalavimai, kurie yra sukelti kibernetinio saugumo subjektam, yra būtent aprašyti šituose dviejose dokumentuose, tai yra, aišku, kibernetinio saugumo įstatyme ir nutarime 818, žinom, šiuo vardu labiausiai, ten yra kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, kuriame yra didžioji dalis tų reikalavimų surašyti. Tai būtent apie tuos reikalavimus mes ir šnekėsim. Reikalavimai subjektams. Reikalavimų yra tikrai nemažai. Kaip matote, parašiau skaičių daugiau negu 300 reikalavimų. Uždėjau žvaigždutę vien dėl to, kad neskaičiavau tiksliau nedėjau tikslaus skaičiaus vien dėl to, kad įvairūs gali būti žmonės, tam tikrą prasme galima ginčytis pagal tai, kaip skaičiuoti. Vieni reikalavimai turi papunkčius atskirus ir panašiai. Pagalvojau, kad tai net nėra esmė, todėl tiesiog akivaizdu, kad reikalavimų yra daug. Tokia žinutė ir norėjau tiesiog išsakyti. Tačiau, kad būtų aišku, tarp tų daug reikalavimų, kad būtų lengviau susigaudyti, manau, būtų galima logiškai išskirsti juos į dvi kategorijas. Ir tos kategorijos būtų organizaciniai reikalavimai ir techniniai reikalavimai. Tam, kad būtų paprasčiau suprasti, apie ką čia šnekama, tai įdėjau kelis punktus, būtent jau kaip citatas iš tų įstatymų arba nutarimo, kurie yra aprašo tam tikrus reikalavimus. Ir tarp jų yra tam tikri skirtumai, o jeigu ne pagal pavyzdžius, o pagal paaiškinimą, tai sakyčiau, kad tai organizaciniai reikalavimai tai yra tokie, kurių įgyvendinimui nereikia kažkokių specifinių techninių priemonių ar kažkokios specialios IT infrastruktūros. Tai labiau susiję yra su, sakykime, vidaus tvarkų ar politikų kažkokiu tai rengimu, procesų kažkokiu tai aprašymu ir valdymu, atsakomybės pasiskirstymu darbuotojų, tarp darbuotojų vaidmenimis arba funkcijų aprašymu, mokymais įvairiausiais ir tiesiog šiaip bendraja prasme darbuotojų sąmoningumo didinimu, komunikacijos, kontrolės ir atskaitomybės kažkokiais tai mechanizmais ir įvairiais žmonių sprendimais ar veiklomis, tokiamis kaip, sakykime, vadovo paskyrimai, vidaus auditų kažkokie reglamentavimai, vertinimų ir informacijos rizikos vertinimo reglamentavimai ir panašiai. Tai čia būtų grynai organizaciniai reikalavimai. Jiems nereikalingi kažkokie tai techninės priemonės. Na ir ta kita medalio pusė yra techniniai reikalavimai, kurie jau kalba apie kurių įgyvendinimui jau mes turėtumėm būti tam tikrą prasme priklausomi nuo vienokio ar kitokio technologinio kažkokio tai sprendimo ar specifinės priemonės ar net sistemos visos. Tai šie reikalavimai gali būti įsigijus arba įsidiegus kažkokią tai priemonę, dažnai gali būti tai susiję su kažkokia tai infrastruktūros pokyčiais, programinė įranga, kurią mes turime įsidiegę pas save. Ir iš esmės tam, kad vertintojas, sakykime, tikrindamas atitikį jūsų organizacijos, pagal šitos reikalavimus, viskas, ko reikėtų jam, tai tiesiog jisai mato, kad yra toksai įrankis, tas įrankis veikia tinkamai ir viskas. Nereikia organizacijai atskirai dar įrodinėti, kad kažkoks yra žmogus paskirtas būtent prie šito reikalavimo, kad įgyvena ir panašiai. Užtenka to, ką duoda pats produktas, pats įrankis, kurį organizacija yra įsigijus. Tada einant toliau, kaip ir visi reikalavimai kažkokie, jeigu būna aprašyti įstatymuose ir teisės aktuose, visi turi tam tikrus terminus, per kuris yra duodamas organizacijoms, šiuo atveju kibernetinio saugumo subjektams, per kiek laiko tuos reikalavimus jos turėtų atitikti. Tai šiuo atveju yra du terminai, apie kuriuos verta paminėti. Tai pirmas yra būtent 71 punktas iš teisės aktų ištrauktas ir jame yra parašyta, kad subjektai reikalavimus privalo gyvendinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų registravimo kibernetinio saugumo informacinės sistemos dienos. Ir čia, kaip matote, iš karto yra pabraukta išimtis ir išimtis aprašyta, jog yra tam tikri punktai, kurių reikalavimams įgyvendinti subjektai turės 2 metus. Ne metus, o 2 metus. Tai kad būtų aiškiau ir suprantamiau, kuo skiriasi šitie 2 punktai, tai kai mes kalbame apie metus laiko, terminą metų laiko, mes kalbam apie
didžiąja dalimi organizacinės priemonės, organizacinės tai yra reikalavimus, prašau, o kai jau kalbame apie 2 metus, apie 72 punktą įstatymuose, tai mes kalbame apie būtent techninius reikalavimus taikomus kibernetinio saugumo subjektams. 8.18 nutarime, tam reikalavimo apraše, yra 7 tokios lentelės, kadangi jos yra 7, yra daugiau negu 100 reikalavimų, tai aš jų visų tikrai nedėjau į šitą trumpą pristatymą, tiesiog įdėjau kaip pavyzdį pirmą lentelę, kad aiškiai matytumėt, kokios lentelės tos yra ir kiekviena organizacija tikrai vertindama save, savo įsipareigojimus ir reikalavimus, kokius turi atitikti, gali nesunkiai rasti 8.18 tam dokumente, teisės akte, šitos visas lenteles ir ten būtent yra techniniai reikalavimai, apie kuriuos didžiąja dalimi ir šnekėsime apie kažkokias, kai šnekame apie kažkokius tai įsidiegti reikalingas priemonės. Tai būtent šitiem reikalavimam prašytiem čia įstatymas nurodo 2 metų atitikties, kaip ir tą, sakykime, terminą. Tai reiškia, 2 metai, per 2 metus organizacija turi vienaip ar kitaip įgyvendinti, arba bent jau kažkokius tai planus pasirengti, į ateitį žiūrėti ir panašiai. Tie patys techniniai reikalavimai, vėlgi, galima dar šiek tiek giliau įlysti, ką ir padariau, ne? Tai yra, išskyriau dar 2 variantus, tai yra vieni reikalavimai yra tie, kuriems būtina turėti techninę priemonę. Tai čia mes kalbame apie tokius, kurių neįmanoma kažkaip žmogui padaryti, norint juos atitikti, norint reikalavimą įgyvendinti, reikės vienokios ar kitokios priemonės įsigyti. Tada turime B kategoriją, tai reikalavimai, kurių įgyvendinimas labai stipriai palengvėja, jeigu mes turim kažkokią tai priemonę, tačiau techniškai ir realiai įmanoma tą priemonę, tą reikalavimą įgyvendinti be kažkokios techninės priemonės. Ir kad būtų aiškiau nesuprasti, paėmiau tiesiog keletą pavyzdžių. Sakykime, A kategorijoje mes turim tokius reikalavimus, kurių yra nemažai, bet jų esmė yra fiksuoti tam tikrus duomenis žurnaluose įrašuose. Na, to neįmanoma padaryti be kažkokios tai techninės priemonės. Tai vienas iš tų variantų. Tada backup testavimas, tai yra atsarginių kopijų kažkoks tai darimas ir jų saugojimas ir testavimas ir panašiai. Tai vėlgi reikalinga kažkokia tai priemonė, tas pats liečia elektroninių paštų filtravimą, kad pats įrankis kažkaip turi būti sukonfigūruotas, jau žmogus negali to padaryti. Na, fizinis saugumas, vaizdo stebėjimo sistemos ar kažkokios tai gaisro signalizacijos. Na ir aišku, yra daugiau jų, bet tiesiog kaip pavyzdį paėmiau, kad jums parodyti, kaip tai atrodo. Na, tada turime B kategoriją, kurios idėja yra ta, kad yra priemonių, yra įrankių, kurie tikrai galim palengvinti, tačiau yra įmanoma tai daryti ir žmonių pagalba be kažkokio tiesioginio įrankio arba priemonės. Sakykime, paimkim serverių patalpų apsaugą. Labai paprasta turi įsigyti kažkokią tai įėgos kontrolės sistemą, ar tai elektroninės kortelės, tai būtų, ne, galbūt kažkas, tai kažkokie tai biometriniai įėjimo kontrolė, kažkas tokio. Tačiau faktiškai galima tą pasiekti ir su rakinamomis kažkokios tai durimis, kurių raktų kontroliai būtų sekama kažkokiuose žurnaluose, galbūt rankiniu būdu, kažkoks tai galbūt budėtojas yra, kuris registruoja, kas įeina, kas išeina ir panašiai. Na, vėlgi, kiekvienas turi savo minusų, savo pliusų, bet tiesiog idėja yra, kad yra tam tikrų priemonių, techninių priemonių, kurias galima įgyvendinti be kažkokių tai įrankių įsigijimo. Tai šitas skirstymas gal yra naudingas tuo, jog kaip planuojamės biudžetą, galbūt savo ateitį žiūrėdami, galbūt galima prioritizuoti tuos reikalavimus ir tuos įrankius, be kurių negalime įgyvendinti tam tikrų reikalavimų. Ir kad būtų dar aiškiau, prieiname prie paskutinių mano skaidrių, kaip ir sakiau, trumpas pristatymas apie must-have įrankius. Tai būtinus turėti įrankius realiai, kuriuos nori, nenori organizacija turės įsidiegti vienaip ar kitaip, tam, kad atitiktų reikalavimus, kurie yra jiems nurodyti būtent teisės aktuose. Tai keletas tokių yra. Aš iš esmės išrašiau daugumą jų. Manau, kad visus, kuriuos aš išrašiau, tikrai būtini yra reikalavimai gyvenime. Tai žurnalinių įrašų kaupimų ir saugomų sprendimai, tai vėlgi reikalavimuose, kaip ir minėjau, nemažai yra rašoma apie tai, kad kokio duomenys turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose, minimalūs duomenys, kuriuos reikia fiksuoti, kokios programos, kaip juos tikrinti tos žurnalinius įrašus. Yra nemažai reikalavimų būtent apie tai, todėl įrankis, kuris padėtų tai padaryti, tikrai bus būtinas norint atitikti tos reikalavimus. Antroje eilutėje, čia po kiekvieno įrankio aš pažymėjau tiesiog keletą pavyzdžių, aš jų neminėsiu garsiai, kad laiko negaišti, bet galite patys paskaityti. Pavyzdžiai, koks tai gali būti įrankis. Nors, aišku, pavyzdžių įrankių tikrai yra ir daugiau.
Antras būtų įsikrovimo aptikimo sistema, tai vadinamieji IDS arba IPS, ne? Tai vėlgi tiesiog reikalavimai tiesiog nurodo, kad toks aptikimo sistemos įsikrovimo turi veikti organizacijoje. Žinoma, saugasienės tiek bendroji tinklo saugasnė, tiek pati svetainė saugasnė, tai vadinamoji WAF, ne, Web Application Firewallas, jos lygiai taip pat nurodomos reikalavimuose, kaip būtinos turėti organizacijoje. Tada turime, kaip ir šnekėjome, atsarginių kopijų sprendimas, nes tose teisiniuose aktuose yra prašomas tiek atsarginių kopijų testavimo būtinumas, tiek sąlygos, kur tos atsarginės kopijos turėtų būti laikomos, tai yra atskirai nuo originalo ir panašiai. Todėl vėlgi atsarginių kopijų kažkoks sprendimas bus privalomas turėti kiekviena organizacija. Antivirusiniai, kenkėjiškų programų stebėsenos priemonės privalomos turėti, nes reikalauja to, norint atitikti reikalavimus, tą būtina bus turėti. Tada multi-factor authentication sistemos, kur tai įmanoma padaryti, irgi reikalavimus yra nurodomos, kad tai turėtų būti daroma. Tada, žinoma, tikrai svarbus VPN sušifravimu, kad būtų organizacija kažkokia tai vienokia kitokia priemonė būtų turima informacijos siuntimui ir apdorojimui. Tada slaptažodžių politikos įgyvenimo priemonės, tai kažkokie tai programos, kažkokios, kurios padėtų jums ne tik galbūt padėti pačius slaptažodžius kurti, bet labiau kontroliuoti tam tikrus reikalavimus, kurie yra aprašyti, būtent nurodymai, kokie turėtų būti naudotojų slaptažodžiai, kokie turėtų būti administratorių slaptažodžiai, ir tam, kad tai įgyvendinti, mums reikia kažkokios priemonės, kurie atpažintų, kokius slaptažodžius veda žmonės ir juos reikia leisti galima, ar reikėtų žmogui pasinaujinti. Taip pat yra centralizuotos naudotojų valdymo sistemos, kriptografijos valdymo įrankiai, fizinės apsaugos sistemos ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniai. Tai visos šitos, ką aš dabar jums išvardinau, tai iš esmės ir yra tos priemonės, be kurių realiai mes neturėtume kažkokios tai priemonės, mes neatitiksime vienokio ar kitokio reikalavimo. O jeigu netiksime reikalavimo, aišku, žinome pagal įstatymą, kad gali kažkokius papildomi auditai gali grėsti iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, ir jeigu tai piktybiškai yra nedaroma, tai piktybiškai nebandoma tų reikalavimų atlikti, gali grėsti netgi baudos pagal teisės aktų nustatytus visus reikalavimus. Ir aš tik tiek ir norėjau, tai ačiū už dėmesį, aš įsivaizduoju klausimai, turbūt jeigu kažkokiu tai bus, tai galima juos turbūt klausti online, Giedrė galės pataisyti mane. Galima online, bet jeigu dabar jau kažkas turi, gali ir dabar paklausti tavęs, jeigu konkrečiai. Ok, šitą galim, kelias minutės galim skirti. Tai jeigu kas turi dabar Povilui konkrečiai adresuotą, gali klaust, o jeigu ne, tada perduosim žodį Karoliui. Aš turiu klausimėlį, jeigu galima. Prašau. Šiek tiek pasijungiau vėliau keliom minutėm, tai atsiprašau, pradubliuosiu. Čia yra kibernetinio saugumo įstatymo apžvalga buvo, taip? Reikalavimai. Įstatymo jo ir 8.18 nutarimų, tai yra kibernetinio saugumo reikalavimų aprašų. O dabar kokiam organizacijomis, kaip pasakyti, taikomas, ar čia kas viešuose dalyvauja, ar apskritai įmonė, tas ratas taikoma kam? Tai yra taikoma kibernetinio saugumo subjektams, kurie yra įtraukti, tarkim, į sąrašus kibernetinio saugumo subjektų. O kur tas sąrašas, ta prasme, jeigu žinai konkrečiai pasižiūrėti, čia kokios veiklos, kas čia yra, tą pražiūrėjau. Tai tas sąrašas iš esmės yra taip, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras sudarė sąrašą svarbių ir esminių subjektų kibernetinio saugumo, ir visiems esantiems sąraše, jie patys sakosi, kad jau visiems sąrašo dalyviams, tiems sąrašintiems įmonėms yra išsiuntę laiškus. Tai jeigu jis, tarkim, jūsų įmonė nėra gavusi, tai tikėtina, kad šiai dienai jis sąraše ir nėra. Sąrašas nėra kaip statinis, jisai gali keistis priklausomai nuo organizacijos kažkokių tai pokyčių arba galbūt nuo teisinių aktų pasikeitimų ateityje. Ir jis bus vis taip atnaujinamas. Papildysiu Povilą, net jeigu jūs nesate kibernetinio saugumo subjektas, vis tiek, jeigu jūs turite didelį partnerį, tarkime, kokią nors Maxima grupę, ar ten Remi, su didelė apyvarta, ir jūs teikite kažkokią nedidelę, bet labai svarbią tam partneriui paslaugą. Jisai gali ateiti pas jūs ir pagal tokią specifinę sritį, tiekimo grandinės saugumas, pareikalauti iš jūsų, ponai, įrodykite, kad jūs atitinkate bent
minimalų lygį nustatytą teisės aktuose, kad jūs plius minus tvarkotės su kibernetinė sauga. Taigi, net jeigu jūs nesate subjektai, vis tiek yra nemaža teorinė galimybė, kad jum reikės, nori, nenori kažką tai atitikti, jeigu norite likti konkurencingi. Supratau, Taip pat, net jeigu jūs negavote PDF-o dėl NKS klaidos, dar ir patiem galima pasiskaičiuoti, tam reikia 3 dalykų. Jūsų įmonės apyvartos už praėjusius metus, jūsų įmonės personalo skaičių ir veiklos sektorius. Jeigu veiklos sektorius iš tokių svarbesnių kaip energetika, komunalinis ūkis, šiaip kažkokia tai specifinė didelė pramonė šaka, ypač karinė pramonė, visos viešosios paslaugos, išskyrus galbūt rajoninės bibliotekas, tai tuomet jūs automatiškai, net nesant NKS sprendimui, jau esate subjektas. Ten minimalus, reiškia, žemesnio lygio subjektų, kuris vadinasi svarbus, tai yra 10 milijonų apyvarta ir bent 50 žmonių personalas. Tai va, tiek trumpai. Dar mačiau, yra kiti klausimai, tai perdedu mikrofoną Povilui. Raimondai, prašau. Sveiki, iš dalies kaip ir atsakėte, bet norėčiau visgi pasitikslinti. Jeigu valstybinė institucija, ten apyvarta ir taip toliau, žinoma, čia nepaskaičiuosi, tai vat ar galima pasitikrinti, nes iki šiol kaip ir nesam gavę mes to laiško pranešimo, tai vat ar yra kur nors sąrašai pasitikslinti, ar jau a priori? Sąrašas kaip tokio, kaip statinis, jo nėra ir būti negali, nes pakliuvęs į nedraugų rankas, su juo galima kažką tai daryti. Tai sąrašas yra, jis gal nėra slaptas, bet jo grifas yra riboto naudojimo, taip sakykime. Jeigu jūs... Taip, jeigu jūs... Geriausia užklausti NKS. Taip, dabar dėl biudžeto ar apyvartos, tai taip, valstybinės įstaigos neturi apyvartos dažniausiai, jeigu tai ne kokia nors regitra, pavyzdžiui, bet jūs vis tiek turite metinį biudžetą. Jeigu metinis biudžetas yra kažkoks tai ir ypač jeigu yra balansinis turtas, pavyzdžiui, koks nors Lietuvos nacionalinis muziejus, jo balansinis turtas bus tikrai gerokai virš 10 milijonų, tai yra visokios meno vertybės, tai to visiškai pakanka, kad būtumėt subjektas. Ne, pas mus darbo įrankiai tik tai ir net ir šitas turto banko mūsų įstaigos patalpos, tai čia eina. Aišku. Gerai. Tuomet teisingiausia būtų NKS užklausti ir bus atsakymas. Gerai, dėkui Jums. Tai ačiū už klausimus, paskui kviečiu irgi rašyti, o dabar tada perleidžiam mikrofoną Karoliui, kaip minėjau, GoIT atstovas, taip pat noriu paminėti, kad GoIT yra taip pat ir mūsų IT priežiūros teikėjai, tai turbūt iliustruoja, kad rekomenduotumėm. Karoli, prašau. Ačiū Giedre, sveiki visi. Visų pirma, noriu padėkoti advisoriui už galimybę pristatyti, ką mes galim pasiūlyti kaip GoIT, kalbant apie būtent šią temą, tai yra kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimo įgyvendinimas techninėms priemonėms su Microsoft 365. Tai labai gera Povilo įžanga iš tikrųjų, kalbant apie šitą eventą, tai iš tikrųjų daug jau Povilo paminėtų sistemos skaidrėse pamatysit ir mano prezentacijoje. Tai manau, kad labai gera įžanga čia buvo. Tai kalbant apie mane ir apie mūsų įmonę, tai aš esu Karolis Dambrauskas, kaip ir minėjo Giedrė, ar ne, tai mes kaip GoIT daugiau negu 10 metų dirbame IT rinkoje, turime virš 4000 kompiuterinių darbo vietų, kurias prižiūrime ir taipogi apie 60 specialistų Baltijos šalise ir taipogi mumis pasitikė tokios įmonės kaip Afidea, Linas, Bitė, Jaukurai ir taip toliau. Tai mano prezentacija bus šiek tiek kitokia iš tikrųjų. Tai mes šiek tiek pasišnekėsim apie Microsoft 365 licenzijas, kalbant apie saugumą ir ką su kokia licenzija jūs gaunat ir ko negaunat, ar ne? Ir manau, kad po prezentacijos kiekvienas iš jūsų galėsit pasisverti pagal turimą biudžetą, pagal to, ko jums reikia
iš tikrųjų kokią licenciją jums reiktų naudoti šiandien. Tai pašnekėsim apie keletą iš tikrųjų licenzijų, tai yra Microsoft Business Premium, Microsoft Business E3 ir E5 ir būtent apie Microsoft Business Basic plus Ninja One integraciją. Tai pašnekėkime apie Microsoft Business Premium. Prie kiekvienos licencijos surašiau ir kainas, kad turėtumėte maždaug įsivaizdavimą, kiek kas gali kainuoti. Tai čia kaina yra vienas vartotojas su metiniu įsipareigojimu. Kaina labai iš tikrųjų gali kisti priklausomai nuo to, ko reikia jūsų įmoniai, bet aš manau, kad jeigu susisieksit su mumis po šitos prezentacijos, tai manau, kad galėsim parinkti būtent tinkamą sprendimą jūsų įmoniai. Tai pakalbėkime apie Microsoft Business Premium licenzijos privalumus, ką jūs gaunat už šitą kainą. Tai, ką ir minėjo Povilas prieš tai, ko ypatingai reikia, tai yra MFA, tai yra 2 žingsnių autentifikavimo sistema, kurią galėtumėte patvirtinti su telefonu, būtent todėl, kad slaptažodis nors ir yra pirminė ar nesaugumo priemonė, bet turėti antrą įrenginį taipogi yra būtina. Toliau įrenginių valdymas, tai įrenginių valdymas su Microsoft Business Premium veikia per Intūną, jūs gaunate MDM ir MAMA, tai jeigu atsikratytų visų trumpinių ar ne, nes čia pamatysit, kad prezentacijos metu labai daug sistemų, pavadinimų, labai daug trumpinių ir taip toliau, bet tiesiog nesigauna kitaip parodyti, ką jūs gaunat už tą sumą, tai ar ne, tai MDM yra Mobile Device Managementas, tai yra mobiliųjų įrenginių valdymo sistema, o MAMAS yra Mobile Application Managementas, tai mobiliųjų programų apsauga. Tai MAMAS būtent yra labai naudingas tuo, ypatingai jeigu jūsų įmonė naudojasi asmeniniais įrenginiais, norint pasiekti įmonės resursus, kas teoriškai nėra saugu, ar ne, akivaizdu, kad mes asmeninių įrenginių negalim tai paimti ir jų tikrinti kas kartą, ar ne, tai mes turim turėti vieną bendrą centralizuotą sistemą, kuri turėtų savo programų paketą, kuri turėtų savo apsaugos priemonės ir taip toliau. Tai tokiu atveju, kuomet mes naudojamės Microsoft Business Premium ir mes turime Intūną, tai tokiu atveju mes susikūrėme telefono profilį, kuris turi atitinkamas darbui reikalingas programas ir jau su to profilio pagalba mes kaip administratorius galime menedžinti, galime valdyti ir stebėti visą šitą darbą, galima pasakyti. Tai taipogi su Microsoft Business Premium taipogi gaunate ir antivirusinės apsaugos, tai yra Defender for Business 365. Mes dar vėliau paminėsim, kad yra ne tik tais Plan 1 Defenderis, bet yra ir Plan 2 ir pabandysiu išskirti keletą tokių pagrindinių privalumų, ką aš manau, kas yra vertingiausia ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Taipogi su business licencijomis gaunate ir bazinį anti-phishing ir anti-malware, tai yra nepageidavimų laiškų filtrą jau integruota į savo pašto dėžutę ir taipogi bazinį DLP, bet tik tai su pašto apsauga, informacijos kategorizacija ir šifravimu. Tai dabar ko negaunam, ar ne? Tai mes negaunam mano jau anksčiau minėto praeitoje skaidrėje Defender P2, kuomet mes šnekėsime apie Microsoft Business E5 licenciją, tai aš pavardinsiu, ką gauna, ką sudaro tas P2, ar ne, ir taip toliau. Tai taipogi nėra išplėstinės auditavimo galimybės ir pažangios prieigos kontrolės. Tai tas PIM-as vadinamas, Privileged Identity Managementas, tai būtent irgi yra galingas įrankis, kuris padidina saugumą jūsų įmonėje. Tai ir taipogi, jeigu reikia atitikti tam tikrus reglamentus, PIM-as irgi yra būtinas. Microsoft Business E3. Dar kalbant apie E3 ir E5, ar ne, jos abi enterprisinės licenzijos, mes iš patirties, bent jau aš, nežinau kaip kolegos, bent jau aš esu dažnai girdėjęs tokį pasakymą, kad nėra skirtumo tarp E3 ir E5. E5 kainuoja daug, o E3 duoda viską tą patį, tik tai su E5 mes gaunam Microsoft 365 programų paketą ir viskas. Bet iš tikrųjų nėra taip.
enterprise licenzijos dažniausiai yra naudojamos korporatyvuose, didelėse įmonėse. Dažniausiai, jeigu įmonė yra maža arba vidutinio dydžio, tai yra iki 300 vartotojų, dažniausiai mums užtenka Business Basic ir Premium licenzijų, o jeigu norim kilti aukščiau arba mūsų įmonė privalo atitikti aukštesnius reikalavimus, jau reikia galvoti ir apie tas vadinamas enterprise arba tas licenzijas. Tai Microsoft Business E3, kaip matome, kaina yra apytiksliai apie 26 eurus. Ką duoda E3? Tai yra tapatybės apsauga, tai yra Azuras su P1. Tai jeigu jūsų įmonė naudoja jau Azurą, yra galima integracija. Kas mano galva yra tikrai naudinga, tai yra dokumentų valdymas ir šifravimas, būtent tas Microsoft Purview. Tai būtent jo pagalba galime matyti išsamei galime matyti duomenis, galime užtikrinti atitiktis ir taipogi stiprinti duomenų saugumą. Ir kas man labiausiai patinka, tai Microsoft Purview turi, kaip ir dauguma dabar jau Microsofto sistemoje, tokį vieną centralizuotą valdymą, kad viskas yra vienoje vietoje ir jums nereikia pirkti kažkokių papildomų sprendimų ir viską turit už vieną kainą. Lygiai taip pat kaip ir Business Premium, jūs gaunate e-Discovery ir OneDrive ir SharePoint su DLP apsauga būtent jūsų dokumentų laikymui. Ir dar ką verta paminėti, tai yra su E3 jau galima konfigūruoti retention policies, tai būtent ir įsidėti papildomus saugumo filtrus, ypatingai jeigu bendraujate daug elektroniniais laiškais ir taip toliau, jos galima pradėti šifruoti ir taip jos apsaugoti, ypatingai jeigu dalinatės netyčia elektroniniais laiškais kažkokiais konfidencialiais duomenimis, kas nėra teoriškai labai patartina, ar ne, bet kartais iš skubėjimo arba iš didelio kiekio darbų tenka greitai išsiųsti laišką, tai būtent Microsoft Business jums duoda galimybę tos dokumentus užšifruoti ir gavėjas jos gali matyti tik tais autorizavę save. Tai su Business E3 jūs negaunate to paties MDM ir MAMO, ką gaunate su Business Premium ar ne. Taipogi nėra EDR ir Defenderio. Ir Defenderio for Microsoft 365, tai reiškia, nėra kažkokio atskiro phishing filtro, tai automatiškai jau jums arba reikia kelti licenciją arba naudoti trečių šalių saugumo įrankį būtent dėl phishingo, bet mes dar aš noriu ką paminėti, tai kas yra gerai su Microsoftu, tai kad jeigu jums trūksta kažkokio dalyko, jūs galite visada nusipirkti kažką papildomai ir jums dažniausiai, jeigu jūs turite 100 žmonių įmonę, ir jums reikia kažkokio vieno dalyko, jums dažnu atveju nereikės kelti visos licenzijos į viršų, ar ne, ir taip išleisti daug pinigų. Tai Microsoftas šitoj vietoje yra ganėtinai lankstus. Aišku, jeigu jums ten iškils kažkokia labai specifinė problema jūsų įmonėje, tai mes tikrai pakonsultuosim dėl šito dalyko. Ir būtent mano jau minėto PIMO irgi nėra E3 licenzijų. Microsoft Business E5, tai aš manau dabar šiuo metu pačio aukščiausio lygio licenzija būtent verslui ir jos kaina, matot, akivaizdžiai yra didesnė, tai jūs gaunat su E5, žinokit, ne tik tais Office paketą, tai surašiau keletą tokių pagrindinių punktų, ką jūs gaunat, bet iš tikrųjų, kas yra svarbu ir ką reikia akcentuoti, čia šita licenzija, kaip ir minėjau anksčiau, ar ne, yra skirta organizacijom, kurios turi didelį kiekį vartotojų ir kurios turi ypatingai atitikti visus saugumo reikalavimus. Tai tokiu atveju jums jau reikia Defender for Endpoint Plan 2, kuris yra keletą punktų iš tikrųjų geresnis už P1.
tai būtent dėl to, kad jisai turi tą vadinamą Threat Explorer, tai yra grėsmių tyrimo įrankis. Taipogi jau su E5 jūs gaunate galimybę susikurti tą vadinamą phishing campaigną, tai reiškia sukurti kenkėjišką laišką ir jį išsiųsti įmonės darbuotojams ir patikrinti, ar įmonės darbuotojai atsidarė elektroninį laišką, ar paspaudė ant nuorodos, ar įvedė slaptažodį ir visą šitą statistiką susirinkti ir parodyti darbuotojams ir pasidaryti kažkokias išvadas. Galbūt po šitos visos kampanijos jūsų įmonėje reikės kibernetinio saugumo mokymų, kažkokio pagrindo, kaip elgtis internete ir kaip dirbti su savo darbo įrankiais, kad netapti kibernetinio atakų auka. Būtent šnekant toliau, tai taipogi jūs gaunate Office 365 arba Microsoft 365 Plan 2. Tai yra papildomas Defenderis, kuriame galima konfigūruoti būtent linkus, geopolitikas, IP adresus ir taip toliau, kad būtent apsaugoti savo įmonę, kad, pavyzdžiui, negautumėt išorinių žmonių laiškų, ar ne, arba iš kažkokios konkrečiai šalies laiškų, kad negautumėt kažkokio kiekio per dieną laiškų, jeigu matote, kad yra, pavyzdžiui, siunčiama jūsų visai įmoniai masiškai tiesiog laiškai, ar ne, tai tokiu atveju šitas Defenderis irgi jums gali padėti. Taipogi prieigos kontrolė, tas mano minėtas anksčiau PIM-as ir just-in-time accessas. Ką dar galima paminėti, ar ne, tai iš tikrųjų, nors E5 tikrai nėra licenzija, kurią naudoja kas antra įmonė Lietuvoje, ar ne, kas antra įmonė Baltijos šalyse ir taip toliau. Dažniausiai mano patirtimi dažniausiai naudojasi korporatyvai, didelės įmonės, kurios nori atitikti tos saugumo standartus, bet kas yra naudojama praktiškai kiekvienoje įmonėje, galima jau taip pasakyti drąsiai, ar ne? Tai naudojamas Microsoft Business Basic arba Business Standard. Tai šitoj vietoj Business Basic ir Business Standard tuo ir skiriasi, kad Basic neduoda Office paketo, o Standard duoda. Tai mūsų sprendimas yra integruoti Microsoft Business Basic ir Ninja One. Tai Ninja One yra centralizuota įrenginių valdymo sistema. Jinai nėra Microsofto produktas, jinai yra trečių šalių produktas, kuris labai patogiai ir mums iš administratorių pusės patogiai integruojasi su Microsoft ir tokiu būdu mes galime matyti, prižiūrėti savo klientų įrenginius, serverius, telefonus, planšetės ir visą kitą IT ūkį. Tai iš tikrųjų šitas sprendimas yra pigiausias iš mano išvardintų. Žinoma, kaina yra akcentuota į tai, kad šitas įrankis labiau yra fokusuotas į mažo ir vidutinio dydžio įmonės, kurios nori taikyti savo šiokius tokius saugumo sprendimus, bet ar ne, jiems visko atitikti nereikia. Tai iš tikrųjų Microsofto visiškas numatytas įstatymas jau yra, kad visos paskyros privalo naudoti bent jau bazinį 2 žingsnių autentifikavimą. Tai aš mačiau ir auditorijai jau buvo klausimas, ar galima MFA naudoti tik tais išorėje, ar būtinai naudoti reikia ir viduje. Tai jeigu dar kolega Povilas neatsakė šitą klausimą, tai aš galiu atsakyti iš tokio Microsoft 365 administratoriaus pusės, tai iš tikrųjų MFA reikia naudoti visada ir jisai yra įjungtas visada pagal paskutinį Microsofto reikalavimą. Iš tikrųjų, ką galima padaryti, tai iš tikrųjų Microsoftas duoda tokią galimybę, jeigu jūs esate Office tinklą apsirašyti Microsoft aplinkoje ir tokiu atveju Microsoftas atpažįsta, kad čia yra Office tinklas ir jis yra saugus tinklas, bet žinoma, tam yra ir papildomi reikalavimai, kad Office tinklas turi būti apsaugotas, žinoma, ugnesinė ir turi būti imtasi kitų saugumo priemonių. Tai MFA reikia naudoti visada, ne tik kalbant apie Microsoftą, kalbant ir apie buitinius visus dalykus. Jeigu naudojat Gmailą, ten MFA irgi veikia ir viskas yra tvarkoj. Ar ne, bet jeigu šnekam apie grinai įmonę, tai šitas dalykas turi būti visada
įjungtas ir visada veikiantis. Taipogi, ką duoda Microsoft 365 Basic, tai yra L-pašto žurnalą, debesijos bendravimo įrankius, ką naudojam ir dabar, Teamsus, ar ne? Tai jūs taipogi gaunat OneDrive, SharePoint, Teamsus, OneNote, Flow su papildoma licenzija ir taip toliau. Taipogi domenų šifravimą, auditų žurnalai ir Microsoft administravimo portalai. Tai čia šitas dalykas labiau akcentuotas yra į administratorius, apie asmenis, kurie prižiūri jūsų įmonę, prižiūri jūsų ūkį. Tai šitas dalykas yra labiau akcentuotas jiems. Tai o ką dabar duoda mums NinjaOne? Tai iš esmės NinjaOne, kaip ir minėjau anksčiau, ar ne, centralizuotus įrenginių valdymo įrankis. Asmeniškai mes naudojam NinjaOne. Tai aš galiu pasakyti iš patirties, kad mes nesiskundžiam ir tikrai ne vienerius metus jau naudojam šitą įrankį. Tai yra patogus patch valdymas ir įrenginių inventorizacija. Mes žinome, kiek konkrečiai įmonė turi kompiuterių, kiek jų yra veikiančių, kiek yra jų neveikiančių ar ne. NinjaOne duoda galimybę, jeigu įrenginys yra ilgą laiką nenaudojamas, jį išmesti iš bendros inventorizacijos ar ne. Tai reiškia, tiek klientas, tiek mes realiu laiku matom visą ūkį ir taip mes galim žinoti, ką ir kiek naudojam. Taipogi įspėjimai, užduočių sistema ir automatizavimas, kas tikrai palengvina darbą tiek administratoriams, tiek ir klientams, kuomet reikia automatizuoti kažkokius sprendimus parašant kompiuterį, automatizuoti, pavyzdžiui, spausdintuvų diegimą ir taip toliau, kad kuo daugiau atsisakyti rankinio darbo, taipogi nuotolinė prieiga, būtent prieigos leidimas ar ne ir taip toliau. Tai įrenginių veiklos stebėsena, pokyčių įspėjimai ir taip toliau. NinjaOne renka informaciją apie jūsų patį įrenginį, apie pačią jūsų įrenginio hardvarą, tą vadinamą. Tai iš tikrųjų, kuomet atsitinka taip, kad apkrautas procesorius, užkrauta operatyvioji atmintis ramai, nežinau, kaista kompiuteris, ne, ir taip toliau, tai visą šitą NinjaOne stebi ir galim užbėgti įrankiams už akių, kaip pavyzdys disko gedimas, ar ne? Tik mes ne vieną neturėjo tokį atvejį, kuomet sugedo diskas ir reikėjo atkurti duomenis ir tas duomenų atkūrimas buvo labai brangus, o NinjaOne daug kartų yra mums padėję išvengti šito dalyko, nes jis jau mato, kuomet yra blogi disko sektoriai ir sako, čia reikia pakeisti diską, čia blogas diskas ir mes pakeičiam ir išvengiam problemų. Ir taipogi prieigos pagal vaidmenis valdymas ir audito ataskaitos, ypatingai kas yra naudinga, kuomet įmonė labai glaustai seka savo progresą, kalbant apie IT inventorių ar ne. Iš tikrųjų, jie nori gauti ataskaitą, jie nori žinoti, ką mes naudojame šiuo metu, ar ne, ir NinjaOne pagalba galime tą padaryti kelių mygtuko paspaudimu. Tai ko trūksta iš tikrųjų su Microsoft Business Basic ir NinjaOne, tai iš tikrųjų tai yra ganėtinai ribotas rizikų vertinimas, nėra vientisos SIEM ir SOAR sistemos, tai būtent reikalingas rankinis sulyginimas. NinjaOne savo standartinėje licencijoje neturi atsarginių kopijų, tai reiškia, jeigu jūs norite turėti backup sprendimą, jums reikia papildomai jį įsigyti iš to paties NinjaOne, tai reiškia, kad jeigu jūs ateinat pas mus, mums sakot, kad mums reikia integracijos, plus mums reikia backupo, tai kaina automatiškai keisis, bet visa ta kaina priklausys nuo jūsų konkrečiai turimo IT ūkio. Taipogi nėra trečiųjų šalių rizikos vertinimo ir reikalinga politikų ir procedūrų dokumentacija. Tai dabar manau, kad išgirdot daug visokių sistemų, daug licenzijų ir ką man pasirinkti. Tai iš tikrųjų kiekviena įmonė turi apsitarti viduje ir iš tikrųjų pasižiūrėti, kiek mes naudojam, kiek mes turim vartotojų, pirmas dalykas, ką mes naudojame dabar ir ko mums reikia arba kur mes norim būti. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs esate mažo ir vidutinio dydžio įmonė, tai mūsų rekomendacija yra naudotis
Microsoft Business Basic plus Ninja One integracija. Jeigu esate iki 300 vartotojų įmonė, jeigu norite daugiau saugumo sprendimų, retention policy tų pačių ar ne, tai automatiškai galime šitą jūsų licenciją pakelti į premium, jums atskiros licencijas jau pirkti nereikia, šiek tiek jinai kainuos mažiau, o jeigu jau norite tikrai atitikti visus saugumo standartus, tai reikia pagalvoti apie enterprise licenzijas. Tai tam kartui tiek, ačiū už klausimą ir jeigu turėsite klausimų, jos galite užduoti Q&A sekcijoje arba galite užduoti balsu iš tikrųjų. Susitikime taipogi yra mano kolegos Rolandas ir Deividas, kurie irgi pakonsultuos įvairiais klausimais, tai galite užklausti visos konferencijos metu, tai lauksiu ir pabandysim atsakyti ir pabandysim pritaikyti jums sprendimą individualų, kuris padėtų jums toliau žygiuoti. Ačiū. Ačiū, Karoli. Matau, čia yra Lino klausimas dėl alternatyvių sprendimų. Aš galvoju, pirmą padarykim Arnoldo pranešimą ir paskui leisimės į platesnės diskusijas, nes sutilpt norisi į laiką, kad pirmą išklausyti visų pranešimų. O klausimus rašykite, atsakysim po to. Tai, kaip minėjau, Arnoldas pristatys verslo ir asmeninių failų šifravimą su VeraCrypt įrankiu. Arnoldai, prašau. Dėkui, tuo įjungiu, ką reikia. Tai sveiki, visi susirinkę. Dėkui, kad šiltą gegužės popietę esate kartu su mumis ir gilinate savo žinias, nepriklausomai nuo dabartinės jūsų kompetencijos. Aptarsiu, laiko daug neturim, bet tikiuosi 10-15 minučių tilpsiu, norėdamas pakalbėti apie pateikiamą verslo bei asmeninių failų ir informacijos šifravimą su nuostabia programa, turinčia labai ilgą istoriją, kuri šiuo metu vadinasi VeraCrypt. Auditorija mano skaidrių, sakyčiau, plati. Ypač atkreipčiau dėmesį, kad aktualu tokiem žmonėm, kurie su IT susiję tik tai dalinai, kaip pavyzdžiui, duomenų apsaugos pareigūnai. Nes IT entuziastai ir IT vadovai, IT inžinieriai tikrai, manau, ne kartą yra girdėję apie šią programą ir ne tik girdėję, bet yra išbandę. Kaip ir Karolis, aš šiek tiek atsiprašysiu, kad dėja, bet skaidrių turinys bus vidutiniškai techninis, yra tam tikrų terminų, kurie yra labai sunkiai verčiami, tai aš juos naudoju ne dėl to, kad aš toksai super-puper aitišnikas, bet dėl to, kad nėra tiesiog aiškių analogų, kaip tai vadinti lietuviškai. Tai labai trumpai tokia skaidrė apšilimui. Mano kolega Povilas puikiai aptarė kai kurios technologinius įrankius, tų įrankių yra labai daug ir reikalavimų yra labai daug, kaip jisai minėjo, jų yra apie 300, ypač jeigu skaičiuoji detaliai ir kiekvieną. Tai šitoj skaidriai matote kelis pavyzdžius tokių gerų, kokybiškų, ilgai rinkoje esančių įrankių. Jų pavadinimų aš neskaitysiu, jūs galite patys pamatyti, bet sferos yra labai įvairios. Ir slaptardžių valdymas, ir antivirusai, ir tokiem jau pažangesnėm komandom, didesnėm komandom, tokie kaip bankai, energetikos bendrovės, draudimo bendrovės, turtingesnės bendrovės, tinklų stebėjimo, srauto analizė, penetration testingas pakankamai aukštas lygis, jeigu jūs užsakote paslaugas iš išorės, tai bus pakankamai brangu, o viduje tai irgi reikia labai kompetentingų žmonių. Open source intelligence ir galima paminėti, kas yra dar nemokamas įrankis. Tai įrankis X, tai gali būti dalis mokamos programinės įrangos, jeigu tos programinės įrangos gamintojas nori pritraukti potencialius pirkėjus, jie gali kažkokį įrankio modulį padaryti nemokamą, o jeigu nori jau visą apimti gauti, tada būk geras, susimokėk.
Dabar nemokamas labai dažnai pats įrankis gali būti mokamas, bet jam valdyti reikia nemažos ekspertizės ir todėl būtent čia aš paminėjau tokį, mano paties sugalvotą terminą HR laikas, kai pats tulsas yra nemokamas, bet žmogus, IT-šnikas, kibernetinio saugumo ekspertas, kuri valdo tą įrankį, jis vis tiek investavo savo laiką, norint išmokti, kaip su tuo įrankiu elgtis. Todėl tokių pilnai nemokamų ko gero nėra. Tačiau VeraCrypt yra būtent labai maloni išimtis šiuo atveju. Viena trumpa skaidrė šios temos sąryšio su advisory paslaugomis, tai aš šitą prezentaciją vadinčiau tam tikra CISO as a service paslauga arba virtual CISO, tai arba dar galima pavadinti konsultingo paslauga. Tai be aibės kitų advisory paslaugų mes teikiame paslaugos, kurias matote šioje skaidrėje, tai būtų auditas tiek popierinis, tiek technologinis, kaip mes atvykstam į įmonės patalpas ir kartu su mūsų partneriais arba patys vykdome tokį, sakykime, taip labiau technologiškai orientuotą auditą, dažniausiai mes vykdome popierinį auditą, taip pat mes apmokome personalą, tai gali būti mokymai susijęs su bendro pobūdžio kibersauga arba specializuoti gilus IT-šnikų ir kibernetinio saugumo specialistų mokymai. Ir gali būti tam tikros tokios greitos ad hoc tipo paslaugos, kur tiesiog niekada to neturėjom, bet kadangi mes esame ekspertai savo srityje, mes tikrai sugalvosime sprendimą. Kaip pavyzdys, vienas iš mūsų paskutinių klientų turėjo tokią problemą, kad dalis tos įmonės darbuotojų yra IT kontraktoriai, kurie dirba iš kitų šalių, pavyzdžiui, ten Ispanija, Čekija ir panašiai, nors įmonė yra lietuviška, ir tie kontraktoriai turi asmeninius kompus. Atitinkamai yra labai nemalonu, jeigu aš būčiau kibernetinio saugumo vadovas, tai man tai būtų labai didelė raudona šviesa. Kokios yra alternatyvos iki tol, kol mes prieisim prie būtent VeraCrypt aptarimo? Tai alternatyvos yra, pirma yra labai bloga, tai yra konfidencialių failų saugojimas atvirų tekstu. Tai tekstinių failų pavidalu arba binarinių failų pavidalu, tokie kaip multimedija, visokie zip failai, 7zip be slaptažodžio. Taip pat geresnė alternatyva būtų mokamos uždaro kodo programos, pavyzdžiui, NordLocker. Tačiau čia aš kaip skeptikas, kuris, tarkime, galėtų pasiginčyti su Arnoldu, Arnoldas numeris 2, aš paklausiu, o ką mokėti, jeigu yra puikiai nemokama alternatyva ir jinai yra pilnai nemokama, nes dažnai būna geros programos, kurios yra nemokamos tik privačiam naudojimui ir tik atskiriem asmenim, tai yra taip vadinamiem namų naudotojam. O jeigu bent šiek tiek daugiau, kad ir 2 žmonių mažoji bendrija, viskas tada jau turi mokėti, jau tu negali naudoti tos nemokamos licenzijos. Taip pat aš toksai, gerai prasme esu sąmokslo teorijų žmogus ir aš visada klausiu, uždaro kodo programa, kas jos gamintojas? Jeigu jos gamintojas yra JAF įmonė, jūsų duomenys tikrai nėra saugus, nes tiesiog ateis pas tą, tarkime, NordLocker gamintoją National Security Agency ir sakys, ponai, duokite mums master slaptažodį, mums reikia šitos didelės Vokietijos gamybos įmonės, tarkime, Volkswageno komercinės paslaptys sužinoti tam, kad Tesla taptų konkurencingesnė. Trečia alternatyva yra dar geresnė, tai yra zip, ypač 7zip ar analogiškų programų failai, archyvai su slaptažodžiu, ypač jeigu tas slaptažodis yra ilgas. Apie tai aš ilgai nekalbėsiu, tik paminėsiu ir dar bus paskutiniai skaidriai, tai akcentuojama, kad jeigu jums rūpi tie duomenys, zip šifravimas pagal nutylėjimą yra žymiai silpnesnis, 7zip yra puikiai programa, tai šifruokite su native 7zip formatu, 7 jis taip ir vadinasi taškas, 7 ir Z. Nes pagal nutylėjimą zip šifravimas yra labai silpnas, mes turėsime tokią trumpą skaidrę pabaigoje apie tai.
BitLocker puikiai Windows OS funkcija, bet ją reikia mokėti valdyti, tam reikia tam tikros ekspertizės. Nu, kai tu išmoksi tą daryti, tai pakankamai lengva, bet jeigu visi kompai šiuo metu yra nešifruoti, C diskas, na, vis tiek reikės bus toksai, nu, persilaužimas, kad reikės tą padaryti, bus kažkokios problemos. Galbūt reikės atnaujinti tam tikrus kompus, ten Trust Platform Models ir kiti tokie specifiniai raktažodžiai. Taip pat reikia, aišku, Windows OS versijos, kuri yra Pro arba aukštesnio lygio. Tai dabar jau perinam prie VeraCrypt, tai yra atviro kodo programa. Čia aš jau neminėsiu, kodėl tai yra svarbu, tiesiog pasikliaukit manim kaip ekspertu. Viena iš labai nedaugelio tokio dydžio programų, kuri ne vieną, bet kelis kartus perėjo nepriklausomą kodo auditą, kurio tikslas buvo du pagrindiniai tikslai - išsiaiškinti pirmą, ar nėra kažkokių tai paslėptų tipo master slaptažodžių, kur gamintojas pats gali prieiti prie tavo slaptų failų, slaptų konfidencialių failų. Ir antras tipas audito tai buvo toks, kad kokiu nors saugumo spragų gaudymas ir jų pateikimas gamintojui, kad jis būtų pataisytas. Labai smagu man kaip VeraCrypt fanui žinoti, kad kodų kūrimo centras yra Prancūzija, tai yra toliau nuo visokių National Security Agency. 11 metų rinkoje kaip VeraCrypt, o iš viso 20 metų, jeigu sujungsime jos pirmtaką, TrueCrypt ir paties VeraCrypt gyvavimo ciklą. Labai puikios VeraCrypt savybės, tai yra platus operacinių sistemų palaikymas, visos žinomiausios operacinės sistemos, dėl tokių kaip ten biškai egzotiškesnių kaip FreeBSD, NetBSD nežinau, bet manau veiks ir juose. 40 kalbų palaikymas, keli itin stiprus šifravimo algoritmai, tokie kaip Advanced Encryption Standard, Serpent, Twofish ir daug kitų. Verslas gali naudoti VeraCrypt neribotai, taip pat puikiai tinka namų naudojimui. Čia jūs matote oficialią svetainę, iš kurios reikėtų parsisiųsti, iš jokių kitų svetainių negalima siųstis, nes tenai gali būti tiesiog perkompiliuotos versijos, kur draugų kabutėse įdėtos tam tikri dalykai, kur tiesiog perims jūsų slaptažodžius ir duomenis. Tai informacijos saugoma vieta yra visiškai standartinė, tai būtų kietasis diskas, HDD, SSD, atmintukas ir panašiai. Raudonai pažymėjau tokį sakinį, kad užmiršus VeraCrypt master slaptažodį, tai yra jūsų slaptažodį, niekas jo neatkurs. Todėl, jeigu naudojate labai ilgą, jūs turite pasirūpinti jo saugumu, įdėti slaptažodį į seifą, jeigu tai darbas, ar bent jau į stalčių, ar pusę slaptažodžio pasilikti savo, pusę atiduoti keliam kolegom, kad būtų toksai atkūrimas. Nieks neatkurs, nėra jokios atkūrimo savybės, čia nėra taip, kad Gmailas, rezetinis slaptažodžiai, jisai ateina į SMS, tai tokios funkcijos nėra ir pamiršit viskas, bet tai yra tokiu būdu užtikrinamas ir pilnas saugumas. Veikimo principą aš pademonstruosiu vėliau, čia aš labai ilgai nekalbėsiu, tai ir jie paremtas virtualaus disko principu. Virtualus diskas būna atjungtas, angliškai unmounted, kai failai ir katalogai yra nematomi, bet fiziškai lieka toje laikmenoje, ir prijungtas angliškai mounted. Tai yra kaip virtualus diskas IJK ir kitos raidės. Linux aplinkoje tai būtų truputį kitaip, bet dauguma verslo naudotojų ir valstybinio organizacijų, tai vis tiek naudojo Windows operacinę sistemą, tai tiesiog bus viena iš raidžių Windows Explorer aplinkoje. Dabar du naudojimo būdai ir demonstracijos metu aš pademonstruosiu lengvesnį pirmą, tai yra didelis failas, pavyzdžiui, jūs dydį pasirinkate patys, nuo kokių 200 megabaitų, mažiau jau nelabai išeina, iki 5 gigabaitų, 20 gigabaitų, neribotai į viršų, tiek, kiek telpa į diską. Failą galima nešioti su savimi, perduoti kitam asmeniu ir panašiai. Jeigu tas atmintukas ar išorinės USB diskas bus prarastas, nieko tokio, nieks prie jo neprieis. Arba dedikuotas kieto disko skirsnis. Tai kadangi daug laiko neturime, tai aš apie tai nekalbėsiu. Tiesiog yra toksai būdas.
Taip atrodo ekrano vaizdas, kai kūriamas šifruotas konteineris. Bus gyva demonstracija, aš šito etapo nerodysiu, aš parodysiu, kaip jau tu asmo prijungi tą šifruotą konteinerį, tai yra išskleidė jį ir jisai yra paruoštas failo kopijavimui. Paminėsiu kitą specifinį sprendimą, yra toks WinRAR archivatorius, kuris mano akimis yra 2 galvom aukštesnis už bet kokį kitą archivatorių, jo galbūt tam tikras trūkumas yra tai, kad jį kūrė 2 broliai iš Rusijos, bet jie mano žiniomis jau Rusijoje nebegyvena. Platinimas vyksta nuo 2002 metų per Vokietijos įmonę, čia matote jos pavadinimą. Programa, kaip ir iš esmės bet kokia kokybiška labai paplitusi programa, yra mokama, jinai yra shareware tipo ir jos toksai maloni savybė yra ta, kad nemokamai gali naudotis pakankamai ilgai, tau neblokuoja, aš WinRAR naudoju paskutinį kartą gal prieš 5 metus, tai šita savybė dar galioja, nežinau, galbūt dabar truputį sugriežtino. Kai aš ruošiausi šitai prezentacijai, kaina apie kem eurų vieną licenciją, tai nebūtina pirkti į visus kompus, bet pakanka, pavyzdžiui, į vieną, jeigu tai bus specialus archyvų kompas. Paminėsiu labai fainą, labai kietą ir enterprise lygio ištestuotą ir mano nekartą naudota savybė, tai yra error correction code, kaip jinai veikia. Kai tu kuri archyvus, tu pridedi N procentų, pavyzdžiui, 20-25% ir jeigu tu po to įrašai tuos failus, tą archyvą į diską, pavyzdžiui, į DVD ar į kokį nors seną patikimą USB raktą, jeigu tau išeina nuskaityti didesnę dalį tų failų ir pažeidimo procentas nedidesnis negu va šitas error correction code procentas, tarkime, pažeidimų procentas yra 20, o tu pridėjai 25, viskas. Tu gali atkurti ir bus baitas į baitą, tą užtikrina matematika ir va, šitas algoritmas, kad tu atgausi šitos failus. Ir jeigu tau yra kažkas tai labai svarbu, kokie nors, nežinau, vestuvinės nuotraukos, ten vaikų krikštynos arba verslo dideli failai ir tau būtina juos turėti labai labai saugiai ir tau nepakanka, kad jie tiesiog gulėtų baitas į baitą diską, bet dar nori tu į tokį saugų apvalkalą įdėti ir dar užšifruoti su itin stiprų šifravimu, tai WinRAR yra labai geras dalykas, nes VeraCrypt va šito error correction code dėja neturi. Irgi labai platus palaikymas, bet radikalus skirtumas ir trūkumas nuo VeraCrypt kaip ir nėra šifravimo on the fly. Tai yra darbo su archyvu on the fly. Aš apie tai ilgai nepasakosiu, bet kai jūs pamatysite, kaip veikia VeraCrypt, manau, jūs suprasite. Čia mes jau einam prie pabaigos ir čia yra greitas palyginimas su ChatGPT pagalba. Kiek kartų zip šifravimas, legacy, tai yra pagal nutylėjimą, kiek kartų jisai silpnesnis už defaultinį šifravimą, 7zip, WinRAR ir VeraCrypt. VeraCrypt iš šitų visų tai bus stipriausias, jis kaip minimum toks pats stiprus kaip 7zip AES256 šifravimas. Tai matote skirtumą, kad 1065 laipsnių, tai yra absoliučiai milžiniškas nesuvokiamas skaičius, kaip palyginimas žvaigždžių mūsų galaktikoje yra apie 100 milijardų, tai 100 milijardų yra vienetukas ir 11 nulių, o čia yra nepalyginamai didesnis skaičius, tai yra atomai mūsų galaktikoje ir jis yra plus minus panašus, šiek tiek didesnis, ten 1000 ar 10 000 kartų, bet tai yra vis tiek tokio lygio skaičius. Todėl, jeigu jums rūpi bent šiek tiek konfidencialių failų perdavimas jūsų klientams, partneriams ir panašiai, jokių būdų nenaudoti seną zip formatą. 7zip, WinRAR, VeraCrypt konteineris, toksai turėtų būti sprendimas. Ir todėl čia ir paryškino pats ChatGPT, kad zip senas šifravimas nesuteikia jokio patikimo šifravimo lyginant su AES256. Dabar lauksiu jūsų klausimų iš visų 3 dalių ir kol laukiu, aš pasidalinsiu ekranu. Ir
ir parodysiu, kaip gyvai atrodo VeraCrypt. Pirmos dalies nerodysiu, ten biški užtrunka, tai yra irgi labai paprasta, tai yra šifruoto konteinerio kūrimas, o parodysiu antrą dalį. Tai yra, va čia yra VeraCrypt konteineris, jisai, čia yra nuoroda į failą, tai yra tiesiog kelių megabaitų, kelių 10 megabaitų arba gigabaitų failas, jis, tarkime, užvadintas test container ir dabar jo slaptažodis yra toks, kokio aš nerekomenduoju, bet tam, kad aš jo nepamirščiau, tai yra tiesiog 1, 2, 2, 3, mes galime jį pasižiūrėti. Va, ir kas įvyksta? Dabar vyksta mountinimo procesas ir prie J raidės jis buvo primauntintas. Va, ir pasižiūrim, einame į ThisPC, J raidė ir čia vat yra toksai konteineriukas, kur mes galim įdėti failą, kažką tai palikti, test pavyzdžiui. Va, ir su šituo dirbti, kopijuoti failus, juos keisti tokiu pat greičiu, lyg tai būtų sisteminis diskas, nes šifravimą dabar visi šiuolaikiniai procesoriai apdoroja labai gerai, ypač atsižvelgus į tai, kad VeraCrypt labai dažnai palaiko tą taip vadinama hardware acceleration, tai yra pagreitinimą jau ne operacinės sistemos lygyje, bet paties procesoriaus CPU lygyje. Va, kai mes baigiam darbą, čia jūs matote šifravimo tipą ir kokio dydžio yra failas, viskas mes išeiname iš šito disko, tiesiog uždarome ir padarome unmount, viskas. Ir tą failiuką mes po to galime perduoti, vat aš parodysiu, kur jisai guli downloads, GoAT, va šitas failiukas, mes jį galime perduoti bet kam. Įrašom į flešiuką ir perdodam. Jeigu tai yra disko skirsnis, tada yra šiek tiek kitaip. Su disko skirsniais mes dirbame jau patys viduje, ten jau neišeina perduoti. Tai disko skirsniai yra skirti, kai tu arba komanda jau dirba įmonės viduje be failų perdavimo į išorę. Tai tiek iš manęs, ačiū už dėmesį, lauksime klausimų. Manau, kad galima įjungti visiems mikrofonus ir Giedrė pamoderuok, prašau. Moderuoju. Ačiū labai tau už pranešimą. Tai taip, galioja kvietimas klausimam visiems mūsų pranešėjam ir Karoliui, ir Povilui, ir Arnoldui. Aš gal mažiausiai čia ką atsakyčiau, bet bandom. Linas klausė dėl nemokamų alternatyvų. Čia ir Arnoldas atsakė. Manau, Linai, tau šitą prezentaciją turėjo pasufleruoti variantų. Turbūt vieno tokio įrankio ar nebus, kuris atlieps visus du reikalavimus, reikėtų kompiliuotis iš keleto. Taip, Linai, aš pridėsiu, jūsų klausimas labai toksai aktualus ir labai atitinka nūdienos realijas, tokį viešpatavimą tuo IT milžinų, kuris man labai nepatinka, jis ir dar smukdo smulkų ir vidutinį ES verslą. Tikrai manau, kad jeigu didesnė įmonė, jinai tikrai gali, jeigu turi normalią SOCO komandą, IT komanda plus SOCOS, Security Operations Centras, tiesiog šiek tiek pasėdėti, pagalvoti ir per mėnesį tikrai pririnkti iš įvairių vietų tokias nemokamas ar shareware priemonės, kur tikrai galima padengti, bent jau kažkokią protingą dalį tų sprendimų, kur gaunam iš IT milžinų. Taip, galbūt tai nebus labai patogu, nebus tokios, kaip angliškai sako, seamless integracijos, kur tiesiog tu pereini, viskas gražiai, kaip, pavyzdžiui, iš Teamsų tu gali atidaryti ne tik į Wordą ir Excelį, bet iš pačių Teamsų vidaus, kas yra pakankamai patogu. Va, tai tokio galbūt patogumo nebus, bet užtat bus labai didelė nepriklausomybė nuo visokių Microsoft išdaigų, kainų kilimų, neveikimo, o aišku, hakeriai labai mėgsta nulaužti IT milžinus dėl kelių priežasčių, tai yra jiem ir šlovė, ir pripažinimas Black Hatų bendruomeniai,
ir tam tikri pinigai Microsoftas gali pamokėti už paslaugų atstatymą, jeigu numato, kad patys nesusitvarko. Tai tokie IT milžinai, pas juos saugoti duomenis yra ir saugu, ir nesaugu. Saugu tai, kad labai patikima infrastruktūra, bet jeigu įsilaužėliai perina visus lygius, viskas. Tu esi klientas numeris 14855. Konkrečiai tavo įmonė Microsoft'ų visiškai nerūpi. O jeigu tu esi mažesnė ES providerio, tu tenai būsi galbūt klientas 23. Ir jeigu tu reikši nepasitenkinimą, tai tikrai ten bus signalas tos mažesnės įmonės CEO. Tai klausimas įdomus, aš čia ilgai nekalbėsiu, čia prie arbatos ar kavos būtų galima labai ilgai apie tai kalbėti. Dėkoju, Linas, tau, Arnoldai, už atsakymą. Ir Arnoldai, dar tau irgi su VeraCrypt susijęs komentaras iš Gintauto patarimas, ypatingai slaptiems duomenims rekomenduojama šifruoti sisteminį diską dėl Hibernate atveju. Taip, neprieštarauju, dėkui, Gintarai, bet Gintautai, bet tai jau yra ekspertų lygiai, bet jeigu mes turėsim kada nors mokymams apie VeraCrypt ekspertams, tai paminėsiu jūsų patarimą. Aš kažką tai tokio girdėjau, taip. Aišku, VeraCrypt neturi veikti pati ir tipo, pas mane nuostabi VeraCrypt išreklamuota Arnoldą, vadinasi, aš pilnai saugus. Ne, dar turi būti keli lygiai kitų priemonių, tai yra šiaip geri slaptažodžiai, geri kompas slaptažodžiai, pats kompas saugus, kad jo nieks nepavogtų ir panašiai.